Antra klaida – monoproduktų dieta. Tai kokia nors obuolių dieta, kefyro dieta, grikių dieta. Tai labai nepalanku sveikatai dėl deficitų. Prieš priimant sprendimą laikytis mono dietos arba mažo kaloringumo dietos, turite įsitikinti, kad neturite gilių deficitų. Ir nėra taip, kad pagėriau ten kokius B grupės vitaminus ir tada laikausi dietos. Taip pat reikia atkreipti dėmesį ir į jūsų įsisavinimą. Tokios dietos yra didžiulis stresas organizmui, nes jis ir taip jau yra deficituose ir negali pilnavertiškai atlikti biocheminės funkcijas. Ir dėl to dažnai besilaikant tokių dietų svoris tiesiog nekrenta, nes organizmas yra išlikimo režime, jisai neatiduoda svorio. Tik esant pilnavertiai mitybai, organizmas yra atsipalaidavimo būsenoje, jis nejaučia pavojaus ir svorį galima mažinti.